Nu tai labą rytą visiems, katrie klauso ir stebi, kas vyks Plungėje, šiuo atveju Veinkurin galerijoje. Tai Veinkurin galerija, gal pačio galerijoje taip kažkuo ypatinga, tokia arba objektą ne kažkaip nepastebės, bet pastebės nuorodą, apie katrų mes šiandien galbūt labiau ir pašnekėsim su Juozu Laivu, apie kūrybinį etapą, kas buvo pat vaikystės, gal sakyti. Tai gal trumpa tiek, tai nežinau, Juoza gal labiau to gali pasakoti, ką čia mes šiandien. Ką mes šiandien? Tariant, vieno kūrinio galerijoje vieni, bet ne vieniši. Mūsų stebi kameros, girdi pasaulis ir mes leidžiam savo eksponuoti nuorodą, kuri yra prieinama visam pasauliu. Tai reiškia, nors mes toli nuo pasaulis arti mūsų. O jeigu iš tikrųjų, tai jo nuoroda yra į puslapį Kleopų draugijos, kur aš šį pusmetį aprašinėjau savo kūrybą. Tu sakai, vieną etapą, tai 3 etapus. Iki akademinis ir po akademinis etapai, 100 kūrinių aprašiau, 30 313 žodžių vakar man suskaičiavo internetas. Tai vat, kai jau tiek parašyti, puslapiais ten gal 100 ir gaunas, nebeatsimenu. Tai realiai, tai vat, viską reikia skaityti. Vieną ir pasakot, kitą yra rašyti, o trečią yra skaityti. Tai aš iš tų, kur man patinka rašyti, skaityti man nepatinka, o pašnekėti galiu apie bet ką. Aš atsimenu, Reaper darė, tokia irgi retrospektyvą, nes galbūt labiau orientau, tai su diagramom, kažkaip buvo tokia parodėlė. Tai ten buvo jau visos kūrybos, diagrama gaunas, kad visą kūrybą ką nupaišo, rytoj buvo rodomi būtent rytau darželį piešti. Toks irgi, gal kažkas panašaus, kas buvo dar kažkas vaizdiškai įdėta, ta refleksija į to miestelį, kaip sakant, nes tam miestė kažkaip laikotarpį pragyvena. Jau visus miestus kažkokį laikotarpį pragyvena žmogus. Pagal tą gali sakyti, kad to laikotarpį, nuo laikotarpį, trečio laikotarpį. Bet gal iš vis tai nebėra ir svarbu. Sako, iš kur tai jau dabar nebesvarbu. Kad ir žmogus gali su juo šnekėti, o iš kur jis ten kilimo, kur jis ten buvo, kas jis Bet kažkur užskaičiau, kad visiems svarbu, kaip menininkas, tam tikrą etapą, kaip menininką paėm, numet į šoną ir paleikti ramybę. Tau visiems buvo svarbu, kažkaip visiems surašyti, kas buvo tam. Pradėkim nuo to, kad rinkimas nubloškė mane į Rietavą, ten aš gimiau. Ir mes dabar pristatom Kleopų draugiją. Ir galim pasakyti, kad aš visai ilgą laiką galvojau, kad Rietavė yra sukurti Soginskio polonezas. Visą laiką tik jį grajam, paskui atvažiavau, galvojau, kad Plungėj sukurti, nes ir Plungė visi sako, jie groja. Ir tas Kleopas yra gal daugiau man iš to Soginskio vardo. Bet paaiškėjo, kad jis iš vis Baltarusijos teritorijai dabartiniai gyvena ir ten parašė, ir jis tik senelis šitų čia gyvenusių Ginskio ir norėjo perti kisėlius nuo vandens. Visiškai nenorėčiau, kad mano vardu vadintų mano anūkus arba dar anūkams neždėtų tokius dalykus. Manau, kad Oginskui tai irgi nelabai. Tai ta identifikacija, ko mes esam, ko mes nesam, labai sudėtinga. Jinai keičiasi. Galima tai pasižiūrėti rimtai, galima su ironija, galima ir tiesiog pajuokauti, kad Kleopų draugiją įsteigiau su vienu savo kūriniu, kuris taip ir vadinas Kleopas, tam ten neišsibėgėjo visi kūriniai ir jos tikslas ir yra aprašyti, sudėti tokius nuotykius, ką nuveikia tie kūriniai, bet to, ką jau juos esu sukūręs. Visos tos istorijos ir yra aprašomos. Ir jos yra tokios skaitytinio pavidalo ir kadangi taip jau sutapo, kad
7 mėnesius turėjau rašyti. Ir baigęs vasarą tas rašymas daug potogio pabaigti pasižymą ir tada galėtumėm mes prie pečiaus atsisėdę. Ir tada būtų visi 256 parašyti, dabar tai 103 neparašiau, nes, tiesiog nėra manim fiziškai aprašyti tai darbus. Įdomu, tas rašymas visieina, ar tau buvo... Tu prisiminė, kon tau metų maste, ar tu dabar jau iš tos pozicijos, žinai, kaip tu žiūri tau kūrinį dabar, ar skirtinga buvo tai tekstą dabar? Tai tas įdomums ir yra, kad gali pasižiūrėti iš 20 metų perspektyvos ir atsimeni tą, ką tu galvoji tuo metu. Ir kartais sukam, ką tu galvoji tuo metu, kartais visai jau yra pasikeitę. Kaip pavyzdžiui, yra 2003 metų darbas. Nepanaudots biuletenis už balsavimą už Europos Sąjungą. Aš nežinau, keliams numeris. Piliečio balsas vadina. Piliečio balsas. Dabar aš vyruom galiu pasakyti, kad aš žiūriu į Kleopo draugijos internetinį puslapį ir ten yra surašyti tai kūrinė ir iki 103 jau yra pilna parašyti tai kūrinė. Tai buvau matys tau galbūt kaip nors tarp 80-90. Tai aš galiu papasakoti paprastą istoriją. Vyko referendumas balsuoti už Europos Sąjungą taip ar ne. Aš kaip mėnesį pagalvojau, kad mažai pasirinkimų ir išsinešiau tą balsą su savimi. Ir už 3 mėnesių aš jau įrodžiau parodau šiuolaikinio meno centre ir niekam tai neužkliuvo. Dabar tai būtų neįmanoma, nes pagal dabartinius įstatymus bauda iki 900 metų išsinešimo, o 2 metai galėčiau parodyti jį, o per pirmus 2 mėnesius iš vis man, sakau, grėsė visokie administraciniai nemalonumai, tik man tik ta institucija, kuri rodo. Tai realiai nieks nepasikeitė, praėjo tik tai 20 metų pasikeitė įstatymai ir tokių dalykų nebegalim daryti. Tai reiškia ir kūrinių, kurių tik tuo laikai te galėjai sukurti, nes dabar jau, jo. Tai čia tas piliečio balsas, tokių, yra padarai atradimą, nes aš tada žiūrėjau, kad tuo metu nebuvo parašyta, kas grėsia, jeigu tu išsineštum tą balsą. Tai reiškia, stojant į Europos Sąjungą mes turėjom dar balsų teisę išsinešti balsą. O po kurio laiko tai tada ta teisė jau yra dingusi, apribota ir taip toliau. Bet tai nėra kažkokia kritika, tiesiog tai yra laiko fiksavimas ir tuo laiku buvo galim padaryti, o dabar to negalim padaryti. Ir pokyčiai, tai iškart. Tai va, to vietoje ir supranti tos dalykus. Ir pavyzdžiui, aš nešu televizoriui parodyti televizijos bokštą. Tai yra tai irgi vienas kūrinys. Esmė tame, kad dabar ir tie televizoriai pasikeitė, dabar ir tos medijos pasikeitė, ten kaip ir nebėra aktualu. Telefonų mes žiūrėti į televizijos bokštą per televizijos ekraną atspindį. Ir viskas, bet to laisvai paskui, kad taip buvo sprendžiami dalykai. Kad dabar visiems 103 aprašė iš tų toks, kas buvo tavo atradimas, nes visiems, vis turės pagal, aš taip suprantu, pagal tam tai yra apie laiką, ne? Pats aukščiausias, pats galiausias. Ir toks, pats savim nustebina, ar buvo toks kūrinys, kad galvoju, čia gera, ar įdomi, gal gera, žinai. Gal daugiau aš žiūrėjau kartą, nes Šekis Rauskai parašė labai keistą straipsnį apie mane, visai neįsigilinus į mano kūrybą. Galiu savo leisti pasakyti, nes apie mane straipsnį. Ir esmė tokia, iš kur parinktas nekūrims, iš kur atsiranda meno kūrinių kapinės, tai realiai jos jau yra fiksuotas tos ankstyvosiuose darbuose, kaip sustojimas, nedarimas, kaip ten, pavyzdžiui, nepanaudots bilietas į Venecijos bienalę, kad atvažiuoji ir nebežiūri meno, tai kad tu nežiūri meno, vis tai gali būti meno kūrinį. Ir tai tokie visokie konceptualūs dalykai, kurie susijęs su instituciniam kritikom ir taip toliau. Ir kai menotyrininkai žino tik paskutinius darbus, ten tavo kapinės ar nekūrimą, ir jie iš to jau daro, kad čia spontaniškas ir panašiai. Tau pasisekė.
Tai aš galiu drąsiai parekomenduoti, paskaityti, kad tas jau yra prieš 30 metų užkoduota ir yra gana nuoseklų ir paprasčiausiai nėra nieko, ko galėtum išsišokti ir išsimušti iš tos trajektorijos, kurias skrendi ir tokio, man atrodo, ir visų tų kūrėjų. Labai toli nenušovė, nustavau startą, kaip sakant, arba tas mąstymas įsėmės. Mums ir šalia tik keitas formas, galbūt net kultūra, Taip, technologijos keičiasi, bet žmonės nesikeičia. Ir jau su studentais matys, kuris kažkur judės, kuris nejudės. Ir ką tik priėmimai buvo, tai vis tas pats apsižiūri ir matai. Tuose ankstyvuose darbuose tai matosi dar geriau. Nu, švaresnis esi. Jo, Apie meną nieko nežinau. Jo, iš intuicija, tai eina iš intuicijos, bet ta intuicija paskiau tampa realybė. O čia yra tas gal ir įdomiausia. Pasižiūrė tus piešinius, darželį suprantu, koks tu vidų esi, ką tu mąsta. Paskui biškį apaugi, išmoksti maskauti, tam tikrus savo apsileidimus arba privalumus. O ten nieko, esi nuoširdus, betarpiškas ir iškart išsireiškia. Čia jau tekstas išsiųstas užsiūtas laikraštyje, o įdomiai, prasme, kad buvo. Nu jo, dabar jau menas, ne? Tie laikai, tai jau laikraščiai beveik nueina, o dar 2001 metais visai pilna ėjo praktiškai. Net ir Plungė atsiūsdavo literatūrą ir meną, jau galas nusipirkti, paskui jau buvo. Jo, čia Kiskelė galėdavas. Paskui jau Kiskelė nebebūdavo, į Klaipėdą važiuoti. Tai tiesiog užsiuvau tekstą, parašiau savo tekstą ir užsiuvau laikraštį literatūrą ir meną su siuvimo mašina, apsiuvau. Tai vėl irgi apie tai, kaip nebūtinai reikia viską rodyti. Arba tas nerodymas yra ta stipri meno pusė, kuri yra labai reikalinga ir aplamai mano supratimo. Tai, ką mes rodom, tikrai nėra esminiai dalykai. To, ko nerodom, ką mes susikūrėme apie tai, tai ir yra visų esmių esmė. Nėra galutinis, nes tavo parodymas nėra galutinis. Parodymas iš vis nieko nereikia. Parodymas ir tik užuomina apie tai, apie ką kalba. Kad tekstas yra literatūra ir mene, užsiūtas tekstas, kurį autorius žino. O koks tekstas? Kiekvienas negu pasirašo savo. Aš dabar naują tą teoriją čia ruošiuosi naujiems mokslo metams paskleist naują teoriją Telšių fakultete, nes jau žiūriu, kad mano tas taikomojo lėmio sutaikymas jau yra nebeįmanomas, nebesusitaiko. Tie dekoratyvinė dailė ir konceptualus menas pasirodo yra nebesutaikomi dalykai ir jie eis skirtingom kryptim. Tai kur yra tas menas, žinai, kurį aš ginsiu, nes man ta dekoratyvinė dailė vis dėlto, tai yra amatas, taip, viskas okei. Bet jeigu nėra minties apie ką čia yra, tai daryk, būk tu tobuliausia matininkas, jeigu neįdėsi minties ir nebus. Tai man tai aš lieku prie koncepcijos grinumo. Tai dabar palaikau šitą per metaforą. Viskas kuriama per metaforą. Paprasčiausias tas bajeris. Kaip metaforai, tai išmuši daiktus iš savo pozicijų, išgauni tam tikrą eliksyrą ir tada sustinis kažkas gaunis. Tai kaip aš dabar mečiau rūkyti, bet einu valgyti tą grafką ir sakau, einu parūkyti tą grafką. Tai nieko bendroje su agrastai nėra susijęs su rūkiniu. Bet, kai sakai, einu rūkyti tą grafką, mes suprantam ir tada įvyks. Ir rūkims ir agrastai susijungia. Stalas, varnas, pilna, čia pas mane irgi visokių pakirpta plunksna, arba dar visokių. Yra, kad tu sukuri metaforą ir metafora visą netiesmukiškas pažodins. Galėtum sakyti, stalas yra kvadratinis, stalas yra varnas, skraido, fantazija, minėjas, viskai, kompas to nesupranta. Tu kvailystės darai. Iš visais man tai rašė, kam tu iš čia rodai tokius dalis, kam tu vis dėlis. Niekam nereikia.
Bet ir tie tikrai žmogiški dalykai, net kad ir tie seniausi raštai, visokios Biblijos irgi pilnos ir metaforų, per kurias ir pasisako. Jis neturi nieko bendro su tikrumu, žinai, ten tas Nojaus laivas galėjo būti ne laivas, galėjo ten iš vis yra kažkokia metafora. Bet tame, kad kažko plaukia, susirinko visi gyvūnai, duoda kažkokį mums sukūrė bendrumą, jausmą, supratimą, kaip išsigelbėti, kaip išbūti ir panašiai. Tai čia yra visų kūrėjų pagrindas išmušti iš pusiausvėros metaforą, tradicinių žodžių, kai jie išsimuša, kažkokia naujas darinys pasidaro. Išvarom šitų agrastų ir rūkimų, kažkokie sulčiai susijungia rūkimus agrastų. Aš dabar primityviai papasakoju. Ir, realiai tą reikia iš tų studentų, tiek tai reikia nedaug. O ten, po to, kai jau esi išmušęs, gavęs tą eliksyrą, tu gali ir prašyti, broškę padaryti, kepurę ir Jum tam nieks nemažai. Nieks netrukdo amatai jums, bet jis neturi būti pirminis ir, jis yra technika, atlikimo technika. Tai čia nesvarbu, ar su kompiuteriu, su televizoriu, ar su pieštuku nupiešiu. Svarbu, technika gali keisti, bet jeigu tu neturi ką piešti, niekada neturi. Ir nesukuri to papildomos vertės. Man čia mes kaip javom dar to Lindoką, to nuorodą į Kleopą draugijos puslapį, užsiminė, kad skaitlingumą nežiūrint, ta prasme, kiek peržiūrų ar dar kažko tavo puslapį. Tai čia irgi tas pats, kad tau užsiuvėms tos informacijos nereikia. Pertekliniai, būt žmonės įsideda vaizdelį, paskui žiūri, kiek jį žiūrėjo, daugiau laiką dar sudėti, filmausia, dar kiek žiūri, kiek jį žiūrėjo, žiūrim, peržiūrėjom. Tengiasi, kad tai čia yra absoliučius laikas, švaistymas. Tekstą. Aš vis rašai galvoju, negi kas nors skaitys, dažnai būdavo. Gerai, vis tiek reikia prašyti, kad būt. Tai aš čia taip paskutinį savaitę tomi gyvenau. Bet vėl ta tvarka tokia įved ramybę, susitvarkiau, susidėjau stalčių. Čia tas yra. Ta vidurinio amžiaus krizė, kad užbaigti etapą reikia viskas užvesti. Kalba tvarkinga. Palikti informaciją, kam reiks, jeigu norės pasižiūrės. Čia tas irgi. Kas nori, tas gal pasigilinti, ar į kūrybą, ar į tavo kūrybą, nesvarbu, bet tai tau netgi tų pačių etapų įdomi. Aš dabar kaip mokytojas žiūriu į situaciją, tai kad menininkas, bet žiūrėk, mums piešia ne pats, kad tai to, Aš ir nuo pačių pirmą tokią verzonas, kuri yra išlikusi iki paskutinio to kūrinio, kuris mane sukūrė. Tas 256 yra. Bet dėl ko čia tas momentas aprašėme, pats suprant, kiek mes užmirštam. Kokį greičių mes jau užmiršinėjome. Aš neatsiprašau. Man turėjo kompiuteras, nes neatsiminė. Gerai, kad 11 valandą atsiminėm, kad reikia čia atėjti. Mes jau ant tiek, mėgsti tos ląstelės, jau kažkaip informacijai slava daug. Tai galvoju, dar 10 metų tikrai niekada atsiminsi. Ir tiesiog pasidėti, kad liktų, ir žinotum, kur yra, kad laisvos vietos. Kad žinotum, kad kiekvieną nuorodą pasilikai ir užtenka, daugiau nieko nebrėžia. Visas sutraukti iki vieno taško. Bet tas irgi yra įdomus dalykas, kad tu sakai kūrinį kažkokį prisiminė ir visiems grįžti tas dalykas, ta būsena gal netgi... Tai yra juose įkoduoti dalykai, kažkokias pasirašai savo žinutės, ir realiai ten paskui gauni tas žinutės iš jų. Kad yra jaunieji. Berašy. Ką fainė buvo ten su tom mašinėlėm pažaist, Ne tik kartais, supranti, ne tik, kad jauniai kartais tu nubėgi į ateitį, pamatai savo ateitį. Ir kad tu jau
tada buvo nulėmė savo ateitį. Nes jeigu aš neturėdavau tokių paranojų, kaip paišai, bet kam žmonės paišai, paskui tos pačius žmonės sutinka gatvėje, žiūrėjau, vaizdą piešti tą, bet kam paišai, charakteris, paskui atpažįsti, kai jūs susitinka, tada sakai, gal aš geriau nebepašysiu, arba piešti tik tai gražius žmonės, šuns gaunas, nusipieši savo gražiai, tada gaunas blogai. Atsipalaidavęs paišau, žiūriu, tavo situacija, kaip sapnuose būna kartais, aš sapnuoju. Taip, geriau neprisiminti tos sapnus. Tai kažkas šūdut, kardiologas. Tai dabar iki Tušins trėtas, dais iki Lyono. jau akademijai praėjęs, jau Po akademijos. Jo, ten tokie dabar studentai čia Erasmusą išvažiavim, tai mus ten nutranzavė, vaikiškai parodų nulis magistrą baigus, aš dabar neapsiginčiau, tą magistrą. Bet tada nebuvo kaip išvažiuoti, ne? Tai čia pakviečia parodą, kaip gerai, žinai, čia eina. Dabar jūs čia kviesk, nekvietsi. Praeido nieka jums, ne. Kiti santykis, bet viskas gerai su tavimi. Tai bet planą visiems, aš taip suprantu, kad esi susidirbęs daug mažas, ar daug mažai jau tikslės kūrinis čia. Kūrinį aš jau seniai esu apsivedėjęs, disertaciją rašiau, Ten buvo pas mane 256 kūriniai. šiuo metu. Iki kūrybos sustabdymo, kiek sukurt kūrinių ir jie nekinta jau daug metų tas kūrinius. Čia žiūrovams reikia pasakyti, kad juos dabar nekor, ne taip. Arba kurių nekuriančių menininkų gyvenimų. Taip reikėtų. Tai va, tiksliai. Tai čia yra tas irgi toks. Irgi va, iššūkis, ne? 2 metai beliko, aš jau 12 metų. Jei galės pradėti korį? Galėčiau sau leisti pradėti, kaip bus. Pažiūrėsi. 2 metai, ar ne? 15 aš nustojau kurt, kai man sukako 40 metų. Nes Polis Gogelis sulauks 40 metų pradėjo kurt ir aš nieko nesupratau, kuris ilgai gaišo, nieko nedarė. Tai man 40, galvoju, gal jau užteks kurti, galvoju, nekursiu. O Gogelis, kadangi gyvena 14 metų kurdams. Tai aš galvoju, tada tiek, kiek jis kūrė, tiek aš dabar nekursiu, kad pragyvent Polio Gogeno gyvenimą taip, tarsi jis būtų nekūręs. Ir nekuriu. Ne, nesunku, net labai patogu ir gera, ir labai džiaugiuosi, kad nekuriu, nes jau būčiau per pandemiją čia prikūręs visokių nesąmonį, per visokius čia, ta prasme, labai toks įtamps laiks atsiradęs. Ir aš mačiau savo draugus, kurie kartais be reikalo jau net ir kurdavo, nes kurt tai yra irgi šūdas, tai turi vis tiek pralaikyti. Ir man nereikėjo kurt, tas vietų turėjau savo. Man buvo patogia. Čia kitos pozicijos, ta praktika. Pradžio vis buvo toks. Kam tai gal abusi? Žinau, nežinai, kas čia, 12 metų, 14 metų. Praėjo. Sakai, neiškentėjęs, viskas normaliai. Dar 15 gal čia. Gal taip bus. Gal sakau, kad užsibrėžti nekurt, tada yra laisvė. Taip. Tai nekūrimas irgi yra kūrimas kažko. Tas labai svarbu suprasti. Nes visi galvo, kad kurti ir tik kurti. Nekurti irgi yra. Sustoti laiką. Sakė, jeigu vėliau nekurt. Taip. Kažkas jau brės galvoju apie Skoda biblioteką. Atokiausia parodinė salė Lietuvoje nuo visų centrų. Jeigu taip, bet nežinau, dar reikia gyvenimą. Tai nežinau. Buvo pasisveikinimas su publika. Buvo atsisveikinimai. O pasisveikinimai. Vėl pasisveikinti. Bet esi per tavo kūrybas, tavo kūrybinį etapą, tų formų, nežinau, kokias formas nenaudoja, tos žanrą, kryptinis, ta prasme, tapyba dirba, skulptūra dirba, grafika dirba, kompiuterinė grafika dirba, praktiškai aš nežinau. Taigi man bakalauras buvo, ką baigė visą akademiją ir visą katedrą po vieną darbą buvo.
architektūrą dirba. Taip, visą subaigęs. Aš norėjau baigti visą baigti akademiją. Tai visom katedrom padariau pabaigiamą, bet nesigavo. Vis tik neatėjau. Nepaleido jie manęs. Bundės, tam Žemaičių muziejų užrašė, kur paroda. Ir tai gavo Velniūnų direktoriaus, kuris dar ir dabar nemėgsta mūsų meno. Sakė, Džiozas nemoka išsireikšti akademiniu stiliumi. Turbūt neišmoksiu. Nežinau, ar daugiau kūrinių tau pavojų. O, yra. Aš tokį aprašinėjau, daug yra. Tai gal kažkas kolekcionuoja. Iš parodų yra dingas. O, aš kukas su pieniniu dančiu, tai pieninis dantis dingas iš parodų. Kvaila, tai žals taustas galbūt didžiausias objektas, kadras jau pavojus jau toks. Ne, buvo planuotas, kad stovės prie vandens bokšte ir mums sugalvoja, kad pastatys, bet oro sąlygos to neleido, tai elektrika nuvežė, pasidėjo, kad galimybė pastatyti ir tiesiog neliko. Neliko kažkas į kolekciją. Tai manau, kad mums toks geras Laukia. Tai įdomi. Labai greta čia tęsti. O, jo, 2 metai lyga čia. Bet tu ir tas laikų tarp buvo linksmus ir Visi jiems. O rimtų, kurį mes viens iš jų čia. Nebent langų čiūklėjau. Įtraukia paraudyje. Tai, taip. Viskas rimtai. Labai. Tai mes rimtą ir baigsim, ne? Jo. Žiūrėkim į gyvenimą, į smagų, į kūrybą. Rimta. Ačiū. Ačiū.